Sveiki! Labas, aš Anakas ir man 6 metai. O aš Henriko mamytė ir jau visi žino, kad aš savo amžiaus neatskleidžiu. Šiandien mes labai linksmi ir labai norim pristatyti savo naują knygą, kuri, manau, tėveliams kai kuriems gali būti tokia truputį nepriimtina. Na, gal truputį nepriimtina, bet truputį gėdos jausmą sukelianti, nes ji vadinasi Aris perdžia. Bet užtat vaikams labai patinka, taip? Aha. Taip, šitas truputį gėdingas žodis perdžia. Perdžia. Henrikai tikrai įstrigo. Ką reiškia perdžia? Kaip sakom Fart. angliškai? Fart. Fart. O kadangi mamytė yra tokia šiokia mokytoja, žino, kad dažniausiai dalykai, kurie truputį juokingi arba truputį gėdingi, įsimena labai gerai. Todėl mes šitą knygutę nusipirkom, skaitėm, juokiamės ir dabar paskaitysim jums. Taip? Taip, nes čia yra mūsų, aš visada pamirštu pristatyti, čia yra mūsų podcastas, tinklalaidė, kuri vadinasi Ne visai lietuviškai. Ne visai lietuviškai, knygelių skaitymo arba book story podcast. Storybook podcast. Taip, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, taip vadinasi lietuviškai. Ir šiandien skaitom Arija perdžia, gyvūnų oro gadinimo vadovas vaikams. Na ir ne vaikams padeda šitą žodį kaip ir padaryti tokį netabu, nes perdžia visi. Taip. Ir arklys. Taip, ir dar išmokstam labai daug gyvūnų pavadinimų. Čia yra ir salamandra, ir papūga, ir auksakė, ir vienaragis. Visų neskaitysim, nes mūsų Ir arklys. Ir arklys, tai prasideda nuo arklio. Tai arklį tikrai paskaitysim, visiems pažįstamas gyvūnas, o kitus galbūt truputį praleisim. Ir kas pasirinks. Taip. Nes kitaip mūsų tinklalaidė būtų gal valandos laiko. Gerai. Tai pradedam. Kas pirmas gyvūnas? Arklys. Arklys. Ir visada klausim, ar jis perdžia? Taip. Taip, tu jau žinai, kad perdžia. Taip. Nu, leidžiam kokią sekundę, 2 sekundės vaikams, klausytojams. Tok. Kaip manat, arkliai perdžia ar neperdžia? Perdžia. Taip. Arkliams prireikia daug laiko, kad suvirškintų suėstus augalus, nes jie sudaryti iš medžiagos vadinamos celiuliozė, kurią sunku suskaidyti. Todėl arklių viduriuose gyvena aibė jiems virškinti padedančių bakterijų. Daugybė augalų plus gausybė bakterijų lygu daug, labai daug bezdalų. Arkliai yra vieni didžiausių bezdalių visoje gyvūnų karalystėje. Ir perdžia. Ir perdžia. Gerai, tai kokį sekantį gyvūną skaitom? Yra papūga, tada yra gepardas. Skaitom gepardą? Taip. Ar visi žino, kas yra gepardas? Angliškai yra leopard. Leopard. Vieną raidę pakeitė L, o lietuviškai gepardas, toks katinukas. Gepard. Jo, galėtų angliškai irgi būti gepard, bet angliškai yra leopard. Katinukas su taškeliais. Taip turėtų būti. Tai kaip manote, ar jis perdžia? Taip. Taip. Gepardai ėda mėsą, paprastai gazelių ir antilopių, o ryti daug mėsos reiškia, kad bezdalai labai smirda. Gal todėl gepardai yra greičiausi planetos žinduoliai. Jie vis bando pabėgti nuo savo smarvės. Ir jis kaka